Ir mūsų kitas pranešėja yra Ano Rajanta iš pietvakarių Suomijos regioninės valstybinės administracinės agentūros Turku bibliotekos, skatinančios skaitimą strategijos, metodai ir iššūkiai. Taigi dabar pakalbėkime apie tai, paplokime mūsų pranešėjai. Labas rytas. Dėkoju visiems, man didelė garbė pristatyti šios konferencijos pradinį pranešimą. Ministrė, organizatoriai, dalyviai, pranešėjai, kolegos. Buvo tikrai malonu vakar pradėti dieną diskusijomis ir taip pat išgirsti manifesto pristatymą. Šiandieną yra taip daug dalykų, apie kuriuos mes šiandieną galime aptarti, nes manau, mūsų nuomonė apie juos yra tikrai gan panaši. Aš atvykau iš Suomijos. Mes turime 6 agentūras. Aš pati esu iš Turku ir tik tai trumpai dabar pristatysiu jums. Ką aš darau? Mes ketiname po mėnesio persikelti į kitas patalpas, turime organizacinių pokyčių. Na ir ką aš darau kiekvieną dieną? Tai pirmiausia, mes teikiame informaciją viešosioms bibliotekoms, įgyvendiname viešų bibliotekų įstatymą, taip pat rūpinamės valstybės dotacijomis plėtros projektams, atliekame statistikos duomenų analizę, vykdome tarptautinę veiklą ir bendradarbiavimą ir taip pat organizuojame tolesnį viešų bibliotekų darbuotojų mokymą. Tai tiesiog pradžiai tiek apie mano darbą. Aš pati dirbu bibliotekose jau apie 30 metų ir bibliotekos, raštingumas, skaitimas, informacijos įtaka yra dalykai, su kuriais aš savo profesinėje karjeroje susiduriu labai dažnai, praktiškai kiekvieną dieną. Prieš keletą metų Suomija priėmė nacionalinę raštingumo strategiją ir prognozuojama, kad 2030 metais Suomija taps daugialypio raštingumo lyderė pasaulyje. Kalbant apie lygybę ir lygias galimybės visiems, kalbame apie žmonių teisę mokytis, praktikuoti ir ugdyti daugialypį raštingumą, priklausomai nuo žmogaus kalbos, šeimos aplinkos, lyties, mokymosi su sunkumų, negalios, turto ir gyvenamosios vietos. Ir šitie aspektai iš tikrųjų Suomijoje yra plačiai aptariami ir taip pat gerovės aspektas, kurį šiuo metu mes bandome aktyviai įtraukti į praktinio įgyvendinimo lauką. Žvelgiant į istoriją Suomijoje, aš noriu šiek tiek paprovokuoti jūs, kad jūs šiek tiek gal pamąstytumėte, kadangi
plačiosios visuomenės skaitimo ir rašymo įgūdžiai nebuvo įprastas dalykas. Tai visų pirma buvo dvasininkijos ir bajorijos privilegija. Tik tai aukštesniam luomui priklausę gyventojai galėjo mokyti skaityti ir rašyti. Na, o 1886 metais Suomijoje pradžios mokyklų statutas žengė žingsnį į priekį, tačiau ekonominė situacija vis dar išliko kliūtimi. Na ir 1921 metais įvestas privalomas mokymas pakeitė padėtį visiems suomiams. Taigi plačiai visuomeniai būdingi raštingumo įgūdžiai yra maždaug tik tai 100 metų senumo. Na, raštingumo istorijoje tai tik akimirka. Jeigu pagalvotume apie Egiptą, kitas senasias kultūras ir jų skaitimo rašymo istoriją, tai iš tikrųjų kelia klausimą, ar visuotiniai skaitimo įgūdžiai yra istorinis anomalinis reiškinys, laikinas etapas. Na, mūsų visuomenė yra sukurta remiantis visuotiniais raštingumo įgūdžiais, todėl negalime pasiduoti susidūrę su prastėjančio raštingumo iššūkiu. Mes turime dėti pastangas žengti į priekį, kad kiekvienas žmogus būtų raštingas. Aleksis Salurservi, Suomijos raštingumo ugdytojas ir skaitimo aktyvistas, raštingumo įgūdžius pavadino išgyvenimo įgūdžiu, o viešosios bibliotekos yra saugios, palaikančios ir įtraukios visuomenės pagrindas. Bibliotekos ir bibliotekininkai iš tikrųjų gali įnešti pokytį. Šiandienos iššūkiai smegenų sumenkėjimo ir dirbtinio intelekto laikai iš tikrųjų daro poveikį skaitimui ir rašymui. Skaitimo gebėjimai jau keletus metus prastėja ir tai tikrai kelia nerimą. Iššūkis, vis didėjantis socialinių tinklų naudojimas, na ir tiesiog sproktamasis dirbtinio intelekto augimas. Tai kelia didžiulį iššūkį mokytojams, dėstytojams, kadangi moksleiviai, studentai, žinoma, yra visuomet labai linkę pasinaudoti ChatGPT pagalba, atlikdami savo užduotis, namų darbus. Ir dėl to mokytojai turi imtis kitokių strategijų. Tiesiog paprašyti mokinių parašyti rašinėlį tiesiog čia klasėje naudojant popieriaus lapą ir rašiklį, o nepasinaudoti, sakykime, dirbtinio intelekto pagalba atliekant tokias užduotis. Žmonės nori lengvų sprendimų, moksleiviai nori lengvų sprendimų. COVID laikais, sakykime, mes visi galvojame, kad vitaminas D yra vaistas, stebuklinga priemonė nuo visų negandų, tačiau tai vis tik tai nepasitvirtino. Mes turime žinoti, kaip tinkamai panaudoti, atsakingai naudoti dirbtinį intelektą. Naujausi tyrimai rodo, kad socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto naudojimas yra susijęs su susilpnėjusiais kognityviniais pasiekimais, kognityvinė veikla. Tai yra faktas, tai yra įrodyta. Vaikai, kurie socialiniais tinklais naudojasi daugiau negu 3 valandas per dieną, prasčiau atliko skaitimo, atminties ir žodyno testus palyginus su tais, kurie naudojo juos tik tai valandą per dieną. Tai visos visuomenės užduotis, ne vien tik bibliotekų ir mokyklų problema. Ir mes visi galime apjungti pastangas, kad išspręstume šią problemą. Tai žinoma yra didelis iššūkis,
ypač galvojant apie mūsų ateities visuomenę. Prieš keletą metų aš ir mano kolegė, kuri yra specialios darbo grupės susijusios su vaikais ir jaunimu grupės vadovė, jautėmės visiškai pozityviai, kadangi mums atrodė, kad procesas juda po truputį į priekį. Ir mes pradėjome galvoti, kokie mūsų kolegų veiksmai lėmė, kad raštingumo ugdymas kaiminėse valstybėse buvo ugdomas tinkama linkme. Mes pasižiūrėjome į tam tikrus tyrimų rezultatus Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos ir Norvegijos kontekste. Buvo atliekami tam tikri interviu Suomijoje ir mes turime šaltinių sąrašą, savo prezentacijos gale jį pateiksiu. Jūs tikrai galite pasinaudoti šią medžiagą, tik tai bus suomių kalba, jums reikės pasinaudoti dirbtinio intelektu galbūt, siekiant išsiversti į savo kalbą. Ir aš pati atlikau tam tikrą apžvalgą ir pasižiūrėjau tik į tam tikrus pavyzdžius. Na, o tas faktas, kad daugybė valstybių organizuoja, sakykime, paramos vaikų skaitymui programas, projektus, kurie iš tikrųjų duoda puikų rezultatą. Daugybė nacionalinių programų ir struktūrų iš tikrųjų per paskutiniuosius 10 metų davė tikrai gerų rezultatų. Suomija turi nacionalinį skaitymo centrą, skaitymo strategiją ir finansavimą. Mes turime projektų finansavimą iš įvairių šaltinių, tame tarpe ir iš agentūros, kurioje aš dirbu, apie 2 milijonai eurų per metus yra skiriama projektams bibliotekose, kas yra skirta demokratijos ugdymui ir taip pat paremti bibliotekoms, kurios įgyvendina savitarnos darbo modelį. Tai yra visi strateginiai svarbus projektai. Mes turime specialią biblioteką vaikams ir jaunimui, būtent susijusi su jaunimu ir vaikais. Tai yra dideli projektai. Mes turime įvairias nacionalinės programas ir finansavimą, kad visa tai vyktų. Švedija, Norvegija ir Danija turi labai stiprią mokyklų bibliotekų programą, iniciatyvą ir tai reglamentuojančius teisės aktus. Tai yra dalykas, kurio Suomija neturi. Mokyklos bibliotekos Švedijoje yra privalomos, yra teisės aktai numatantis tai. Danija turi nacionalinę programą Skaitimo džiaugsmas, taip pat turi metinį projektų finansavimą. Norvegija turi nacionalinį skaitimo centrą, tvirtą bibliotekų strategiją.
Nuo šių metų įgyvendinama nacionalinė vaikų ir jaunimo skaitimo strategija. Taigi tai yra tik tai toks žvilgsnis į tai, kas buvo padaryta, bet kaip jūs matote, taip pareikalavo didelio finansavimo, buvo investuota daug pinigų į raštingumo ir skaitimo skatinimą visose šiose šalise. Vieno pokalbio metu vienas iš apklaustų sakė, kad daug darbo buvo atlikta, bet šiek tiek per vėlai. Ir aš tada galvojau, galbūt tai yra susiję su prognozavimu, ar bibliotekos prognozuoja situaciją, kuri gali būti po 5, po 10 metų. Ar bibliotekos sugeba pastebėti, kas ateina ateityje. Vienas asmuo paklausė, o kur mes būtumėm be šių didžiulių veiksmų. Galbūt raštingumo lygis būtų dar prastesnis. Ir aš tiesiog tikrai galiu pasakyti, kad reikia daug laiko, kol kol pasimatys rezultatai, kurie atsiranda šių milijoninių investicijų dėka. Bet taip pat reikia pagalvoti apie tai, ar mes iš tikrųjų pasiekėme tuos žmonės, kuriems labiausiai reikia pagalbos dėl skaitimo. Ar šios veiklos yra skirtos galbūt jau tiems, kurie ir taip daug skaito, kurie mėgsta skaityti. Kitaip tariant, ar mes randame tuos klientus, kurių mums reikia, ar tai teisingi klientai. Kartais aš mėgstu provokuoti ir klausiu, ar mes renkamės lengvąjį kelią. Ir finansavimas ir programos savaime neišsprendžia jokių problemų. Tačiau yra labai svarbios struktūros, kaip ir manifestas. Manifestas yra puikiai parengtas. Jis akcentuoja svarbiausius dalykus, bet klausimas yra, o kas toliau? Kaip jūs jį įgyvendinsite? Ką jūs darysite toliau? Būtent čia ir prasideda visas darbas. Pagrindinių paslaugų įvertinimas, mes tai darome jau kas 3 metai. Tarpuose taip pat darom kitus vertinimus, nes mes bendradarbiaujame su bibliotekininkais, mes turime daug puikių idėjų, bet kartais trūksta išteklių. Taigi šis buvo atliktas prieš keletą metų. Ir įvertinimas parodė, o šis vertinimas apima visą Suomiją. Suomijos savivaldybės turi atsakyti mūsų klausimynus. Ir mes gavome apie 98% atsakymų, mes prašėme, kad mums pateiktų atsakymus, taigi tai apima praktiškai visą situaciją Suomijoje. Taigi buvo nustatyta, kad trūksta vietinių skaitimo ir raštingumo strategijų, nors mes turim nacionalinę strategiją. Taip pat buvo nustatyta, kad savivaldybėse trūksta struktūrų, kurios koordinuotų skaitimo veiklą. Bibliotekose trūksta išteklių šioms veikloms įgyvendinti, trūksta darbuotojų, trūksta finansavimo. Mes pastebėjome, kad mes naudojam skirtingus apibrėžimus, kalbėdami apie įvairias veiklas, kurios padeda stiprinti skaitimo kultūrą ir veiklas, kurios padeda stiprinti raštingumą. Todėl kyla painiava.
Ir mes pamatėme, kad tai kelia sunkumų žmonėm, kurie atsakinėja į mūsų klausimino klausimus. Mes taip pat pamatėme, kad daugelis veiklų yra nukreiptos tik į vaikus ir jaunuolius. Ir sunku atpažinti ir susisiekti su grupėmis, kuriams reikia daugiau paramos, pavyzdžiui, su žmonėmis, kurie dar mokosi suomių kalbą, žmonės, kurie mokosi profesinėse mokyklose, vaikais, kurie nelanko darželių ar ikimokyklinių įstaigų, jie, pavyzdžiui, yra visą laiką namuose, na, štai tokios grupės. Ir buvo parengtos rekomendacijos. Mes matėme, kad yra poreikis organizuoti labiau tikslinį testinį švietimą ir daugiau dėmesio skirti metodikos tobulinimui. Mums reikia sukurti sinergiją, sudaryti sąlygas veiksmingesniems veiksmams ir aiškiai apibriežti įvairių veikėjų kompetenciją ir atsakomybę, kad visi žinotų, kas už ką yra atsakingas ir ką turės daryti ir kaip visa tai bus sujungta vieną visumą. Savivaldybės turėtų aiškiai ir išsamei užfiksuoti įvairių veikėjų tikslus ir vaidmenis raštingumo didinimo darbe ir būtina vertinti šių pastangų rezultatus. Bibliotekos turėtų stengtis nustatyti grupės, kuriams reikia didžiausios paramos ir nukreipti priemonės į jas. Taip pat būtina be strateginio lygio planavimo atkreipti dėmesį į šių veiklų įgyvendinimą, įgalinimą, nes kartais būna, kad savivaldybėse nėra aišku, kas yra atsakingas už raštingumo sritį. Kas vadovauja visiems žmonėms dirbantiems šioje srityje. Nes mes tikrai žinome, kad yra daug įvairių veiklų ir labai dažnai būna, kad jos nėra sujungtos į vieną visumą. Taigi skaitimo ir raštingumo darbui turi būti vadovaujama. Ir tai yra dalykas, apie kurį Suomijoje vis vyksta diskusijos, ar yra svarbu raštingumo gerinimas, ar skaitimo įgūdžių gerinimas. Ir sakyčiau, kad tikrai svarbu ir viena, ir kita. Kiek bibliotekos dirba abiem kryptim. Šiuo metu skaitimo kultūrai turbūt skiriama daugiau dėmesio ir kartais galbūt tai yra raštingumo įgūdžių sąskaita. Mes matome, kad raštingumo gerinimas reikalauja daugiau pedagoginių žinių. O tuo tarpu mes dabar kuriame tas pedagoginės istorijų akimirkas ir taip pat jas susijęme su ankstesniu išsilavinimu. Anksčiau aš turėjau nuotrauką siuvimo mašinos, tai buvo mūsų kelionė į Stokholmą, tai buvo viešoji biblioteka ir mes turime rodyklės į Narniją, netgi Hogwarts ir kitas vietas. Taigi
Taigi mums svarbu yra nustatyti, kokių veiksmų mes šiandieną imamės gerinant raštingumą ir skaitimo įgūdžius. Galite pakelti rankus, Saulė, Martin ir Kristina. Tai yra mano kolegos, su kuriais mes dirbome Europos komisijos atvirojo koordinavimo metodo grupėje. Šis darbas vyksta jau 2 metus ir mes dabar labai laukiame paskutinės dokumento versijos. Ir jis vadinasi Tiltų kūrimas, Europos komisijos atvirojo koordinavimo metodo veikla, kultūros darbo plano 2023-2026 struktūravimo dalis. Čia užduotis buvo nustatyti, kokie yra ištekliai, kurių reikia bibliotekoms, kad jos galėtų įgyvendinti savo funkcijas ir kokios būtų rekomendacijos nacionaliniu regioniniu mastu. Mes surinkome labai daug duomenų apie Europos bibliotekų statistiką, bibliotekas reglamentuojančius teisės aktus ir mes pradėjome identifikuoti visuomenės iššūkius, kur bibliotekos gali suvaidinti savo vaidmenį. Ir mes pamatėme, kad bibliotekos gali prisidėti prie įvairių sričių, tokių kaip raštingumas ir skaitimas, prieiga prie kultūros, socialinės sanglaudos, skaitmeninės atskirtis, atsparumas ir demokratija, tvarumas, sveikata ir gerovė, miestų ir kaimų plėtra ir pasirinkimas. Ir mes taip pat sukaupėme metodus, kaip bibliotekos dirba šiuose srityse ir kada mes organizavome savo darbą ir sisteminome metodus, mes matėme, kad yra daug būdų, kaip tai galima padaryti, kaip pastebėti įvairius iššūkius. Ir mes pamatėme, kad beveik visur skaitimas vaidina labai svarbų vaidmenį. Socialinė sanglauda, buvimas bendruomenės dalimi, raštingumas, kalbos įgūdžiai, skaitmeninė atskirtis. Tai yra tos svarbios sritis, apie kurias mes turime galvoti ir mes turime atskirti faktus nuo išgalvotų dalykų. Taigi skaitimas yra svarbu, tai yra tarsi raudona gija einanti per visą tai, ką daro bibliotekos. Tai nėra tiesiog vienas kažkoks veiksmas, tai yra tai, kas turi poveikį viskam, ką mes darome ir visai mūsų visuomeniai. Dokumentas bus tikriausiai išleistas kitais metais vasario-kovo mėnesį. Ir tada jis bus išsiųstas visiems šalių atstovams. Ir tada mes pagalvosime, kaip mes toliau dirbsime su šiuo dokumentu kiekvienoje šalyje. Bibliotekos raštingos visuomenės raktas. Mums reikia nepamiršti šito klausimo. Gebėjimas skaityti tai yra išsilaisvinimas nuo dezinformacijos ir klaidingos informacijos. Vienas iš svarbiausių mūsų laikų skaitimo įgūdžio aspektų yra tai, kad mes nebūsime apgaudinėjami ir tai yra svarbu šiandien. Raštingumas yra demokratinės visuomenės raktas. Žmonės sako, kad Suomijoje yra apsaugota, nes čia yra aukštas medijos raštingumo lygis.
Ir dabar dabar mes, kad atsiradus dirbtiniam intelektui, mes pamatėme, kad mūsų kalbos modeliai nėra labai šiuolaikiški ir tada labai lengva pastebėti, kada informaciją parengia dirbtinis intelektas, nes mašininis vertimas yra lengvai atpažįstamas. Bet kada mes kalbame apie rinkimus, apie sprendimus savo gyvenime, kur mes eisime, kaip mes dirbsime toliau, visuose šiuose srityse mums reikia raštingumo įgūdžių. Ir mes žinome, kad vaikams pagrindiniai skaitimo įgūdžiai padeda geriau mokytis visų dalykų, nuo matematikos iki socialinių mokslų. Praėjusią savaitę naujienose buvo sakoma, kad vaikai tarpusavėje kalba daugiau angliškai. Ir mano karta buvo priblokšta. Ir vaikai sakė, kad kartais yra sunku prisiminti žodį suomių kalbą ir dėl to jie naudoja anglų kalbą. Taigi mes kaip šalis, kurioje yra kalbama sena kalba, turime užtikrinti, kad vaikai supranta, ką jie skaito, kad jų tiesiog paprasčiausiai neapkvailintų. Mums reikia labiau gilintis į dirbtinį intelektą, daugiau apie jį sužinoti apie jo poveikį. Mes pradedam pastebėti nuotraukas, kurias sukuria dirbtinis intelektas, bet tai yra tarsi pelkė ir mes turime iš tikrųjų dirbti šiuo klausimu, mes turime šviesti savo klientus, nes savivaldybės yra vieninteliai veikėjai savivaldybės arba bendruomenėse, kurios gali prieiti prie visos visuomenės, pasiekti visą visuomenę. Mums taip pat reikia kurti sąmoningą visuomenę ir čia bibliotekų vaidmuo yra ypač svarbus. Na ir baigiant savo pranešimą, aš noriu pakalbėti apie tai, kaip patenkinti poreikius ir įveikti iššūkius. Nepakanka strategijų. Mums reikia tyrimais pagrįsto planavimo ir plėtros, mums reikia tikslinio profesinio švietimo. Šiam darbui turime užtikrinti reikalingus išteklius, turi užtikrinti, kad programos ir finansavimas būtų tinkamai nukreipti pagal poreikius. Mes turime užtikrinti, kad visada būtų atsižvelgiama į poreikius. Strategijos turi būti įgyvendinamos visose srityse, bibliotekose, mokyklose, iki mokyklinio ugdymo įstaigose, vaikų sveikatos klinikose, bendruomenėse, šeimose, jaunimo organizacijose. Tai užduotis mums visiems. Bibliotekos, kaip pagrindiniai nacionaliniai veikėjai, turi imtis iniciatyvos didelio masto bendradarbiavimui ir bendram darbui. Taip pat pasinaudodamas tarptautiniu bendradarbiavimu ir tarpusavio mokymusi. Kai aš klausiausi manifesto teiginių, jeigu jūs man leisite tai pasakyti, nes jūs esate bibliotekininkai, aš esu bibliotekininkė, tai yra tarsi malda tikinčiųjų tarpe, jūs jau tai žinote. Bet kaip mes užtikrinsime, kad kiti apie tai sužinotų, tai yra svarbiausias dalykas. Prieš ateidama čia aš galvojau, taip, mes žinome, bet mes taip pat turime užtikrinti, kad apie tai sužinotų ir kiti. Kad visi sprendimus priimantieji žinotų. Ir mano klausimas jums, ar jūs pasiruošę tai padaryti? Ačiū. Ačiū, Anu, už jūsų pranešimą. Gal mes turime klausimų
mes turime tam laiko. Pirmiausia, jūs paminėjote nacionalinę raštingumo strategiją. Kiek laiko prireikė ją parengti ir kas ją inicijavo? Prireikė 4 metų. Buvo darbo grupė, labai didelė darbo grupė, kurioje buvo praktiškai visų visuomenės ryčių atstovai. Tai buvo autoriai, suomių kalbos mokytojai, trečiojo sektoriaus organizacijos, bibliotekos, ekonominio sektoriaus atstovai ir įvairios darbo organizacijos. Ir kas inicijavo? Suomija garsėja savo žiniasklaidos raštingumo lygiu. Aš gegužės mėnesį klausiausi pranešimo apie dirbtinį intelektą ir ten taip pat buvo kalbama apie Suomiją. Ir ar jūs manote, kad užtenka turėti strategiją, tiesiog patvirtinome ir to užtenka? Ne. Iš tikrųjų, mes turime padaryti daug daugiau. Pavyzdžiui, kitų metų sausio vasario mėnesį aš turėsiu praktinį seminarą. Aš susisieksiu su savo regiono savivaldybėmis ir mes visi kartu pabandysime kažką padaryti, mes tarsi sukišime rankas į žemę ir pradėsime dirbti. Mes pakalbėsime apie tai, kaip tą raštingumo strategiją galima įgyvendinti jūsų savivaldybei, kokius tikslus reikia išsikelti, kaip tai yra, kaip tai atliepia jūsų nacionalinius ar regioninius poreikius. Taigi viską turim pradėti daryti nuo pat pradžios. Jūs minėjote smegenų degradacija. Viskas keičiasi tikrai labai greitai, keičiasi įrankiai, mes gyvename dirbtinio intelekto srityje. Taigi, kartais tiesiog net nežinome, kaip mokyti naujų įgūdžių. Ar jūs turite kažkokių pavyzdžių, kokie darbo metodai galėtų būti taikomi? Mano, sakykime, dėmesys, susikaupimas didėja, jeigu aš skaitau ilgą laiką. Vakar, pavyzdžiui, aš vedžiau mokymus visą dieną ir kai kurie mano kolegos, jie nėrė ir mezgė tuo pačiu metu, kad nedėtų rankų prie klaviatūros. Taigi vakar, kai aš skridau čia, 15-metis berniukas sėdėjo šalia manęs ir viso skrydžio metu jis be jokio garso tiesiog štai šitaip darė visą valandą. Ir aš galvoju, ir ką tu iš to turėsi? Taigi svarbiausias dalykas yra kalbėti su šeimomis, su mokyklomis. Mes turime pasiekti tėvus per mokyklas, per darželius. Ir tuo pačiu metu pateikti informaciją tėvams, kaip viską reikia daryti. Yra daug šalių šiuo metu, įskaitant Suomiją, kuriuose pradedama riboti telefonų naudojimą mokyklose. Tai yra didelis žingsnis surasti tuos metodus, kurie būtų veiksmingi. Taip, turime kažkokį klausimą. Socialinių medijų platformos, dirbtinis intelektas. Mano manimu, tai negali būti vienoje vietoje, vienoje lentynoje.
Nes dirbtinis intelektas tai yra neutralus dalykas, kuris gali būti naudojamas kūrybiškoms užduotims. Taigi dirbtinis intelektas jūsų manimu tai yra priešas ar draugas? Be abejo, tai yra didelis iššūkis mokytojams, jie bando apriboti dirbtinio intelekto naudojimą, bet tai padaryti yra labai sunku ir mes turime išmokti juo naudotis. Tyrimuose mes matome, aš esu nurodžiusi savo prezentacijoje šaltinius ir jeigu jūs norite, jūs galite gauti prezentaciją. Taigi štai čia mes turime įvairius tyrimus, tai yra Nagata ir kitų tyrimas. Jauni žmonės ieškojo lengvų būdų gauti informaciją ir, pavyzdžiui, Suomija paprašė bibliotekininkų paslaugos ir bibliotekininkai nenori labai noriai dalyvauti šiame dalyke, bet dabar mes supratome, kad atsakymus, kuriuos mes pateikėme didelėje bibliotekininko apklausoje, yra labai prastos kokybės ir bibliotekininkai naudoja Google ir dirbtinį intelektą atsakinėdami. Taigi mes taip, kaip bibliotekininkai, turime kontroliuoti save, nes mes turime būti tie, kurie žino, kaip ieškoti informacijos, nes mes turime to išmokyti kitus. Ar dar klausimų turime? Ačiū už jūsų pranešimą. Aš esu iš Latvijos. Manau, kad mes visi susidurėme su tais pačiais iššūkiais, bet aš turiu gal tokį provokuojantį klausimą. Savo vizijoje jūs sakėte, kad jūs norėtumėt tapti mažiausiai automatizuota šalimi ir kaip jums sekasi siekti tvaraus vystimosi tikslų darbotvarkės? Mes kol kas dar esame tame etape, kada nacionalinio raštingumo programa nebuvo dar pristatyta visoms savivaldybėms. Nes kiekviena savivaldybė turės išsiaiškinti savo organizaciją, savo poreikius, kas yra įtrauktas ir vis dar yra daug darbo, kurį reikia padaryti. Bet pasižiūrėsim, kas bus, kai bus įtrauktos visos savivaldybės siekiant to tikslo, tvaraus vystimosi tikslo. Ačiū. Ar dar turim klausimų? O jeigu atsiras kažkokių klausimų, norėsite kažką aptarti, tiesiog prieikite šiandieną prie manęs arba rytoj. Ačiū Jums labai, Ano, paplokime.